Grįžau su trenksmu. Bus bėdų, žinokit. Labas rytas, aš yra Tudėliai. Buvau 5 valandas per 5 minutės. Paraginti, kad tiesiog nenustotumėt svajoti. Labas rytas. Sveiki atvykę į naują video vlogą. Ruošiuos bėgti. Šiandien man ankstyvas rytas padarysim 8 kilus, kelis kart po 200. Tada susitiksim su kinezu. Padarysim paskutinį shockwave ir grįšim susiruošti ir lėksim į oro uostą. Bėgsim rankai su piniginytė tokia, nes neturiu kur dėti raktų. Tai gal nieko. Gal nesušalsiu, nes gal 17 laipsnių ryte tai biški visoka, bet nieko, vis tiek 8 kilus bėgsim, tai viskas gerai. Grįžau po treniruotės, nusiprausiau, greitai pasidariau pusryčius. Pusryčiai nemaži, jogurtas su granola, braškėm, riešutų sviestu. Ir dar pasidariau kiaušinį, nes reiks valgyti maistą prieš išvykstant. Ir šiaip noriu valgyti. Tai pavalgysim gerai, eisim pasibaigdėti daiktus, nes daiktų tikrai nemažai. Žinokit, aš neįsivaizduoju, kaip man reikės uždaryti šitą lagaminą. Kadangi skrendu su biznio klase, turiu iki 32 km lagaminą, tai viskas bus gerai su svoriu, dabar svarbiausia tik uždaryti reikės jį man. Bus bėdų, žinokit. Antra treniruotė čia, žinokit. Okei. Čia viską negalim to meškiuko pamiršti. Oh my god. Reikia pradidinti biškį. Gal padės? Gal. Žiauru. O čia, užsiseks viskas sakyti, tik reikės pasisverti, ar nėra 32 kilų. Neturėtų, manau. Jo. Nu, pasižiūrim, kiek sveria. Šiaip geriausia būtų jį jaučio apvyniot, nes čia jo, labai jisai išsprogęs. Žiūrim. Trim 1,8 gal eik tu savo. Tai įsivaizduokit, kaip man reikės užvilgti šitą namuose, kai grįšiu. Po to rūpinsimės apie tai. Nu viskas, žinokit, mes jau ready to go. Laukiu dabar Uberio. Dar nesu prikrovus tokio sunkaus lagamino. 3-1 gal kilas, bet nieko, bent jau stilpau į vieną. Praėjom apsaugą, kaip matėt, mano lagaminas pats tas buvo 3-2 kilai yra 70 pounds. Tai buvo grinai lyg ir nukėlė skrydį 25 minutės, bet matau lėktuvą, tai nežinau. Tikėkimės nenukels, nes man reikia kitą skrydį spėti, bet aš turiu laiko, tai viskas okei bus. Pasižiūrėjau, dabar čia lėktuvas į Portlandą skrenda iš mūsų varto. Tai čia ne mūsų dar, bet tikėkimės, kad mūsų bus irgi laiku. Nes anasį, kaip atsimenat, kelias valandas nukėlė, tai buvo bėdų biškė. Nu, žinokit, jos nepasikartos kaip ir anasik, nes jau nukėlė gal 50 minučių. Man svarbiausia, kad spėti kitą lėktuvą. Šiaip aš turiu visą ilgą persėdimą, tai nemanau, kad bus bėdų, bet vis tiek nenoriu praleisti savo ilgo skrydžio. Lygiai tos pačios oro linijos kaip ir anasį, kaip skridom, kad nukėlė nemažai laiko. Tai laikau čiurkas, kad viskas bus gerai. Aš žiūrėkit, turiu maiką. Aš visai buvau pamiršus, tai žinokit, čia gal mane geriau girdėsit, nes vis tiek aš čia šnabždu. Bet lėktuvas jau atskrenda, tai viskas okei. Nukėlė gal valandėlę, tai nieko tokio, vis tiek arba čia laukti, arba laukti Seattle. Aš skrendu Eugene į Seattle į Helsinkį, Helsinkį į Vilnių. Laukia ilga kelionė, iš Seattle į Helsinkį 9,5 valandos. Bet nieko, kadangi skrendam biznio klase, tai nebus taip blogai. Kaip matot, atėjom į lounge'ą, pasiėmiau kavytės be kofeino, biškių užkas, nes jau nebegalėjau kentėti, žiauriai valgyti norėjau. Žinau, kad duos skrydį, bet nieko, gerai pavalgysim. Tai va spėjom ir į lounge'ą nueit,
Dabar 30 minučių gal iki skrydžio ir lauks mūsų 9,5 valandos. Taip, aš neku ir pamiršau, kad reikia migrafą. Hello. Tikiuosi girdisi, nes šiaip jisai ateina su tuo pukotuku. Bet aš to pukotuko neužsidėjusiu, nežinau, reikia jo ar nereikia. Pasižiūrėsim po to, kaip redaguosiu video, kaip žvengsiu, jeigu jūs nieko negirdit. Ką meniu turim? Vynelio, šampanėlio. Nereikia gal. O šiaip valgyt noriu labai, nes ten biškių užkandau, bet vis tiek noriu valgyti, tai suvalgysiu, ką duos čia. Thank you so much.
bet valgomės normaliai. Labas rytas, aš jau lietuvėliai. Atsikėliau šiandien po 4:30. Žinokit, džetlagina. Bandžiau eiti atgal miegot, bet nepavyko, tai atsikėliau šiaip dabar jau po 6:30. Praėjo kažkiek laiko, susirašiau, galvoju eiti iki Cirklės dabar pasiimti kažkokį gal proteino kokteilį ar batonėlį, pasižiūrėsiu, ką jie turi, nes po treniruotės iškart lėksiu susitikti su kinezu. Tai noriu pasirūpinti, kad turėčiau kažkokį snacksą. Bet visų pirma, mes lėksim į BMB saloną šiandien. Laukia exciting news. Dar turiu dopingą užsistačiu 7 ryto, tai prieš einant į pusryčius noriu nueiti iki Cirklės. Palauksiu, jeigu ateis, jeigu neateis, eisim valgyti. Žinokit, man vakar buvo kažkoks košmaras su lagaminais, nes sulūžo mano rankenėlė carry-on lagamino ir mano didysis lagaminas buvo 3-2 kilai. Tai aš pasiėmiau ten su tašė, aš ten vos pavilkau tos lagaminų, nuo viešbutis gal kilometras nuo oro uosto, tai aš įsikviečiau Boltą ir aš neradau, kur tas Boltas sustojo, aš ten bandžiau ieškoti, bet įsivaizduokit, man su tais lagaminais, aš ten vilkausi, ten vos radau tą Boltą, žodžiu, žinokit, tai grįžau, kaip matėt, labai gerai pavalgiau, atsigudliau į lovą, įlindau į normatekus ir ėjau miegot. Galvau, kad pamiegosiu ilgiau, bet it is what it is, žiūrėsim, kaip jausimės, dabar jaučiuos kol kas gerai. Bet manau, kad jau vėliau dienoj pasijaustas jetlagas ir reikia svarbiausia iškentėti. Iškentėti iki nakties ir bandysim vėl eit miegot. Norėjau jums parodyti Kylie Jenner purškalą ir numečiau, žodžiu. Dar vakarą uoste nusipirkau šitą Kylie Jenner purškalą ir aš nežinau, kad jinai buvo išėjus su savo kūno purškalais ir žinokit, kaip gerai kvepia. Eina sau. Čia, tipo... Čia rašo, kad čia yra hair and body mist. Žiauriai skaniai kvepia. Gerai. Lėkiam iki Circle K. Tikėkimės, kad dirbs po 6:30 manau turėtų, ne? Žinokit, prieš tai aš buvau ketolė, kai Amerikoje niekas nesupranta, ką aš šneku. Tai pažiūrėsim, kaip man seksis filmuot, kai visi supranta, ką aš šneku Lietuvoj. Pažiūrėsim, kiek kartų išsitrauksiu kamerą prie žmonių. Šnaptu, nes miega žmonės. Good morning, world! Pasiėmiau tiesiog batonėlį, ten proteiniai, ten visi tie barbeliai ir panašiai, tai aš tokių nelabai valgau, nes ten pridėtinių dalykų daugiau nei to proteino naudos, tai pasiėmiau kažkokį raw, bet pasižiūrėsim, gal kažką dar turėsim laiko pasiimti vėliau. Einam pusryčiaut, pasiėmėm kolageną su savim. Kaip jums naujas mano megztinis, man žiauriai patinka, aš pirkau jį Urban Outfitters Amerikoje. Neišlysiu, žinokit, toks gražus. Valgau košę ir košę Lietuvoje, palyginus, ką aš valgau Amerikoje, arba aš nemoku daryti, bet tos avižos tokios skanios, žiauriai. Jogurtą įsidėjau, dar sėklų visokių, medaus, žiauriai skaniai. Ir kavytės. Aš vakar lėktuve miegojau 2 valandas. Vakar miegojau 5 valandas 5 minutės, čia Garminas rodo. Mano HRV 102.1. Sleeping score 70. Čia tipo... Vis tiek 6 valandas, tikėjausi sumažėsiu kažkaip sleep score, bet ir miego pulsas tik 3,9, tai gal ir nieko, žiūrėsim, kaip čia toliau bus. Grįžau su trenksmu. Žodžiu, biškį nuklydau apšilime, tai vietoj 25 minučių gaus 27,5. Ir dabar padarysim prieš varžybinę. Šiandien treneris parašė 3 kart po 200, tada 400 ir 100 spam. Šiaip 400 dažniausiai būna race pace, tai aš tikėjau spam 7, spam 8, tipo 800 race pace, bet treneris nusprendė 1,5 race pace, kas biškį mane gal nervuoja, nes aš jaučiuosi visai gerai. Tai noriu bėgti greitai, bet... Sako, Gabija, tu prisisprintuosi šitą savaitgalį. Žengiau su kitu treneriu, kaip šnekėjau, sakom, kaip tik yra proga, tai tikrai neduos sprintuot man treneris Jerry, o pasisprintuosim Lietuvos čempionate tikriausiai. Tai va, eisiu dabar žydėti startukus ir eisim bėgti.
Dar žinoma turėjo lyti, tai aš sakau, neimsiu akinių, tai ką čia nebus tas saulės. Ir žinoma dabar gražiausias oras. Karočią. Šiaip oras tai tobulas, bet akiniai visai būtų ne pro šalį. Žinoma, 4 sekundėm per greitai. Aš jau pamačiau pirmus 229 height, tai galvoju, gal aš ir dabaigsiu, tai gausi šiam 1. Nieko, gerai jaučiamės. Gal biškai greičiau nereikėjo, bet it is what it is. The damage is done. Nieko biškai apsiniaukė, tai gerai, ne taip ir saulė švietė akis. Gera treniruotė, šiaip gerai jaučiuosi dar, kaip ir minėjau, mano HRV 126 šiandien. Čia gal net didžiausias, kokią aš mačiau Garminę, o Garminą turiu porą savaičių, tai miego buvo 5 valandas 5 minutės. Gal man Lietuvos laikas labai tinka, žinokit, nežinau. Sakyčiau, kad tikrai jaučiuosi gerai, tai gal tas HRV ir labai tikslus yra. Bet dažniausiai pasijaučia po kelių dienų, tai žiūrėsim, kaip rytoj jausis. O kiukstė, aš jau grįžau namo, buvau susitikti su šeima. Norėjau čia užbaigti video, bet prieš užbaigiant dar norėjau pasakyti, gal matėt, kad bendradarbiauju su savo svajonių ženklu. Ir norėjau jums čia gal pasakyti, paraginti, kad tiesiog nenustotumėt svajoti. Viskas tikrai yra įmanoma ir prieš kažkiek laiko tikrai net nežinočiau, kad aš galiu būti čia, kur aš esu. Kad aš esu labai laiminga ir dėkinga, kad aš turiu tokias galimybės. Ir čia yra ženklas jums, nenustokit svajoti. Nes tikrai viskas yra, žinokit, įmanoma. O aš užbaigsiu čia video, kaip visada. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad praleidot šitas dienas su manimi, grįžus į Lietuvą. Aš jau lėksiu į Palangą 4. į Lietuvos čempionatą. Ir susitiksim kitam vlogę. Ciao.